Sveikos mielosios, su jumis Oksana Serafė ir šiandien pasižiūrėsime darbą ir pinigus. Šį kartą kažkodėl pajutau noriu grinai moterims pasižiūrėti, taip, darbo pinigus. Vyram, jeigu norėsite, teks kreiptis individualiai arba parašykite komentarus, jeigu matysiu, kad bus tikrai daug norinčių, tai tada darysiu individualiai. Individualiai atskirai vyrams, taip, bet šiandien jaučiu, kad noriu pasižiūrėti moterų finansinę padėtį ir moterų darbo reikalus, bet būtent vasarą, tą vasarą, kurią jūs dabar šiuo metu žiūrite. Taip, kaip visuomet pozicijos, visi laiko kodai po video ir komentare bus, o pozicijos 5 šį kartą, 1, 2, 3, 4 ir 5. Merginos, moteris, mielosios, rinkitės tą poziciją, kurį jums jausite, kad yra artimiausia. Žiūrėsiu, kas būtent svarbaus, kas svarbaus jums reikia žinoti, būtent jūsų darbo ir piniginėje srityje. Būtent pagal pozicijas matysime, kokia informacija bendra jums susijungia, įsijungia, gal netgi kelios pozicijos labai trauks. Taip. Kam trūksta laiko, nusistatykite ant pauzės. Taip. Galėsite pasirinkti truputėlį laisviau ir grįžti prie mūsų truputėlį vėliau savo laiku. Paspausite tiesiog ant pozicijos, ant mėlynų skaičiukų ir automatiškai permes į jūsų poziciją. Taip. O aš pradedu nuo pirmos pozicijos. Mergaitės vienetukės, pasižiūrėkime. Aš šiaip tai žiūrėsiu po vieną tokią ryškiausią situaciją, taip, nes kad būtų jums kuo tiksliau, nes dėl to ir minėjau, kad jeigu traukia kelios, tai tada galite ir kelias pasižiūrėti. Bet pažiūrėkime tai, kas yra ryškiausio. Būtent šią vasarą, tai yra ta vasara, kurią jūs žiūrite. Ir tame laikotarpyje, kuris jums liko. Taip, galbūt jausite, kad kažkuria situacija yra išsipildžiusi, tai tada galėsite kitą padaryti. Taip, jeigu matysite, kad jau pasižiūrėjau tą situaciją, kuri pas jūs arba vyksta, to matysite tada, kaip kas dėliosis, arba matysite, kad jinai jau yra įvykusi, tai tada jau, kaip minėjau, kitą poziciją. Gerai, įkvėpkite, iškvėpkite, atsipalaiduokit ir pažiūrėkime, ką jūs turite žinoti apie pinigus ir apie darbą. Arba jūs jau toje situacijoje, tose srautose, toje energijoje, arba tai bus, kai jūs jausite, kad ko aš norėčiau, apie ką aš svajoju, kas man patinka, bet vienos merginos, vienos moteris taip ir liks nieko nedarančios, tai yra svajoju, galvoju, bet daryti nieko nedarau, nes, nežinau, kaip padaryti, nežinau, nuo ko pradėti, taip, ir tada yra didelis pavojus, kad jūsų noras taip ir nuplauks, taip ir nieko ir negyvendinsit tai, ko jūs norėsite, nes ten matau, kad bus labai geras variantas ir kuris iš tikrųjų jums atneštų sėkmę. O kita grupė merginų iš pirmos pozicijos tiesiog tada nuspręs, kad reikia, noriu, nežinau kaip, einu gilinuosi, mokusi, žiūriu, bandau, investuoju ir tos, kurios sugebės suformuoti tam tikrą strategiją, taip, kokiu būdu aš tai pasieksiu, tos mergaitės pasieksit. Išeisite kaip nugalėtojas, taip. Tos, kurios galvos noriu, kažkaip tai svajoju, bet vis niekaip negalvoju, tai tada tikrai matysite, kad aplinkoje žmonės, kažkas jūsų aplinkoje bus pasiekę tą tokį panašų tikslą, kaip jūs norėtumėte, o kiti vis galvosite, kad aš kada nors kitą kartą, bet čia, žinokite, tada jau jums suveikia ta prokrastinacija, psichologinis terminas, kai jūs vis atidedate savo sėkmę ir savo gyvenimą ateities laikotarpį ir nieko taip ir nepasieksite. Kaip sakoma, į taupyklę sudedat. Dar vienas niuansas, žinokite, jaučiu pirmą poziciją, turiu pasakyti, jeigu kils minčių užsidirbti nieko nedarant ir ten bus jums pasiūlymas aktyviai dalyvauti loterijose, ten kriptovaliutose, visokiose internetinėse valiutose, žodžiu, nieko nedarau, bet ir gaunu pinigų, būkite atidesnis, nes galite tiesiog, žinokite, pakliūti ant kabliuko ir tada bus dideli labai nuostoliai. Sumokėsite ten visus mokesčius, ką ten reikia, kaip priklauso, tie, kas jūs įtrauks, laimės, jūs pralaimėsit.
Vat atidžiai, pirma pozicija šią vasarą, ypač šią vasarą labai stipriai informacija ateina. Gerai, ką jums dar pasakys? Na, visa kita, kaip ir gerai. Jums, žinokit, pirma pozicija turėtų vis dėlto daugiau dėti pastangų. Vienetukiams mergaitėms, jeigu kažką sugalvojate, jūs turite ten įdėti savo pastangas. Gilintis, stengtis daryti. Vat dažnai būna trečia pozicija, vat, gal kada jūs buvote pakliuvusi, ten mergaitės dažniausiai susirinka tokias aktyvės, stiprias, veikia, daro, organizuoja, vat tokia vat charakteristika merginų moterų. Tai vat jums reikėtų šiuo atveju iš jų pasimokyti, kad aha, sugalvojau, taip, bandau, bijau, rankos kojas dreba, bet pabandau. Išskyrus, kaip minėjau, loterijas. Va čia nepatariu. Mergaitės tikrai nepatariu. Paklausykit jūs manęs. Jeigu jūs jau ten investavote, tai tada reikėtų tada individualiai žiūrėti, ar yra galimybė dar ten kažką gauti iš ten, ar geriau būtų ten tada išeiti, nes vat, su tom loterijom ir su tom ten kažkokiam kriptovaliutom, tai vat būkite atsargesnis, taip? Ten vertybiniais popieriais reikia labai atsargiai. Ypač jeigu jūs tame nenusimanot, tai galite tiesiog prarasti pinigus. Sumokėjau kažkam, neaišku už ką, ir laukiu pinigų ir nieko neturiu, ir kažkas gavo iš manęs tuos pinigus, o aš nieko negavau. Vat va šitoje situacijoje jūs būkite labai atsargios, nes jūs ten galite pakliūti. Vienetukams šį vasarą, jeigu kažką norėsite, tai reikės vis dėlto pasistengti. Bet jeigu įdėsite pastangų, jūs ir užaugsite, ir sustiprėsite, ir savim būsite labai patenkintos, ir labiau didžiuositės, ir turėsite gerų rezultatų. Tai va tokia buvo įdomi pirma pozicija. Nu, pasižiūrėjau, ar aš dar kažką jums turiu ką pasakyti. Jo, ir mergaitėms tiesiog reikia žinot, kad visi įvykiai jūsų finansiniai ir darbiniai, jie bus tokie šiek tiek lėtesni, nebus labai spontaniški. Nu, pavyzdžiui, darbe jausite, kad darbas nelabai greitai vyksta, o palengva. Taip savo tempu. Jeigu jūs galvosite, kad šiemet, šią vasarą kažkaip staigiai, spontaniškai, greitai padarysiu, užmiršiu ir nulėksiu, tai matysite, kad tada ar klaidų pridarysite, tai būkite atidesnės, taip, kad nereikėtų grįžti ir iš naujo viską perdaryti. Arba matysite, kad išorinės kažkokios kliūtis, kurios pristabdo. Jums būtų gerai žinoti ir suprasti, kad palengva, kokybiškais, tvirtais žingsneliais einu, niekur nelėkiu, niekur neskubu, bet ir nestoviu vietoje. O tada vasara jums bus maž tokia sėkminga ir tikrai savo norus tikrai galėsite išsipildyti. Gerai, va čia buvo tokia ryškesnė tokia informacija, ką jūs turite žinoti. Kas norėsite individualiai, galėsime individualiai. Kas norėsite pasižiūrėti kokią kitą poziciją, tai tikrai prašom, be problemų galite perėti. Jeigu jaučiate, kad jūs traukia, jeigu tiesiog galvojate, ai, ką nors pasižiūrėsiu, kurią nors, tai tada geriau nereikia, taip, nes galite pačią save suklaidinti. Taip, vienetukės, šiandien tiek, laukiu jūsų laikų ir komentarų apačioje, po video. O aš pereinu prie dvejetukių. Dvejetukės merginos, moteris, pasižiūrėkime, kaip pas jūs šitą vasarą, kas bus ryškiausio. Iš karto matau labai taip plačiai informaciją, taip, bet iš karto tokį patarimą duosiu. Būkit geros, nesivelkite į svetimas kažkokias painiavas žodžius, diskusijas, kai ten kalbasi, diskutuoja tuščiai, ten bando savo nuomonę jums įpiršti, jūs jaučiate, kad nemano, bet vat kažkas tas kitas žmogus, kolega, ten klientas bando jums galvą ten persukti, kad ten reikia kitaip, vat kaip jisai pasakė. Būkit geros, nesikiškit, laikykitės prie savo. Laikykite savo pačios nuomonės ir būtų gerai, kad iš viso nesikištumėte į, ypač jeigu ten kolegos tarpusavėje pešasi barasi, tai geriau ten nelendam. Tegul jie patys diskutuoja, nes jums, jeigu įlysite kaip gelbėtojo, tai tada gausis taip, kad jūs liksite ten nukentėjusi. Labiausiai jums ten bus daugiau problemų, nes kartais žmonėms tiesiog reikia tos tam tikros energijos, kad galėtų išsiurbti, kurią galėtų išsiurbti iš kitų ir tokiu būdu pasisemti. Būkit geros, nelyskite kaip donorės, neleiskite savai manipuliuoti, neleiskite save varginti, jaustis ypač kaltom, kad kažko nesuprantat ir kažkas jums ten proto knysa. Tiesiog labai paprastai, kad aš suprantu tavo nuomonę, tavo požiūrį, taip, ir tuo pačiu metu aš turiu savo nuomonę, savo požiūrį ir
Ir mano yra tokia nuomonė, tavo yra tokia nuomonė, arba aš gerbiu tavo nuomonę, bet aš lieku prie savo nuomonę. Viskas. Ir mandagiai nutraukite tą pokalbį ir atsitraukite ir užsiimkite savo reikalais. Nes kitu atveju tikrai jaučiu, kad galva jums kaip minimum skaudės. Šiaip tai pas jūs dar bus įdomi tokia dar viena papildoma situacija. Kažkodėl jaučiu, reikėjo dar viena. Antrai pozicijai bus dar viena situacija, kai jūs pamatysite, kad kažkas kažką turi, kažkas kažką pasiekia. Tai gali būti finansinėje srityje. Galite, pavyzdžiui, žmogus arba ten kaimynai, ten pažįstama pora, ten nusipirko mašiną. Ir jūs jausite, kad ir aš mašinos noriu ir tam reikia daugiau dirbti. Arba matysite, kad kažkas užsiima kažkokią veiklą ir jausite, wow, ir aš iš tikrųjų noriu, man tai patinka, aš norėčiau tai išbandyti. Taip? Tie žmonės jiems bus kaip įkvėpimas. Ir tikrai, jeigu tai yra iš tikrųjų jūsų viduje, širdyje, taip, kai tikrai jaučiame, kad mums tai tinka, tai ir iš tikrųjų rezonuoja. Ne šiaip savo visi daro ir aš ten liukiu, taip, ne iš tos pusės. Šitą pusę atmetam. Bet jeigu jaučiate, kad taip tikrai mane įkvėpia ir man toks vidinis, toks impulsas tikrai nesidėti vietoje, nestikti vietoje, o kažką pasiekti, bet dėl to, kad aš pati gerai kai jaučiuosi, aš kaifuosiu, aš to mėgausiuos. Man iš tikrųjų, jaučiu, kad tai yra mano, ne, bet mano noras užsidirbti kažkur kažką gauti, arba ten nusipirkti, arba tiesiog tas rytis patinka. Tada taip. Tada tuo užsiimkite, nes gausite gerus rezultatus. Tada taip. Bet jums reikės intuityviai atsirinkti mano ar ne mano. Ar tai yra mano poreikiai, ar aš iš tikrųjų tuo domėsiu, žavėsiuos, man patiks, aš jausiu malonumą tai pasiekusi. Ar vis dėlto tik kažkam kažką įrodysiu, iš tikrųjų jausiuosi, kad ne, kam aš pradėjau, tiesiog taip kažkas stumtelėjo, kažkas iš pavydo nulėkiau, taip, arba kitų nuomonė, visi taip daro ir aš taip darysiu. Būna kartais, tikrai, pirmasis impulsas taip būna kartais duoda, kad visi taip daro ir aš taip darau. Palaukit, neskubėkit, išsigryninkit, pasižiūrėkit. Jeigu jūsų situacija, jinai gali antrą kartą jums ateiti, taip? Ir jūs pajusite, vis dėlto, manęs ta mintis nepalieka, aš jaučiu, kad aš noriu, kad tai yra mano. Tai tada imkitės. Tada jums tikrai vasara bus labai naudinga tam dalykui pasiekti. Kažkas jau šią vasarą pasieks, o kažkas, jeigu tai bus kaip planai, kaip kažkokia veikla, gal ilgesnė, taip, tai tada, aišku, ten ir už vasaros ribūnai. Šiaip tai normaliai mergaitės, kol kas kaip ir neblogai. Aišku, čia tokia bendra informacija, ten visi kiti smulkus įveikiai, tai jau būtų individualiai žiūrimi, nes aš žiūriu dabar, kas pas jūs bendro ryškiausia, kad jūs jau turėtumėte kažkokią tokį tvirtesnį pagrindą, tvirtesnį užnugarį. Taip, jeigu kažkam norėsis giliau, tai tada kreipkitės individualiai, pasižiūrėsime tikrai be problemų. Bet ten jau bus individuali konsultacija. Gerai, trejetukės mano mielusis, aš jau šiandien, pavyzdžiui, kitai pozicijai tokių pavyzdžių parodžiau, pateikiau, tad pasižiūrėkime, kas pas jūs bus, nes labai dažnai trečia pozicija, tokia pas mane, mergaitės tokios aktyvios, bet pasižiūrėkime, kas pas jūs vis dėlto šią vasarą. Žiūrim. Ne veltui aš jūs kaip pavyzdį pateikiau kitai pozicijai. Jūs ne tik, kad pirmą kažką sugalvosite, judėsite, norėsite, bet ir iš paskos dar tempsite kažką papildomai. Kitus žmonės, kitas idėjas ir plus dar, kas svarbu, šią vasarą sugalvosite organizuoti kažkokius renginius, manyčiau, gal netgi ir moterim labiau, nors kai kurios iš jūsų organizuos ir vaikam, taip, mamom, vaikam, ten, dėl vyrų, tai kai kurios merginos, iš trečios pozicijos, bet šiaip tai turėsite minčių ir idėjų organizuoti kažkokius visuomeninius, visuotinius renginius, projektus, būrelius, mokymus ir kaip jums seksis? Gerai seksis. Taip, gerai. Jeigu galvojate apie vaikų stovyklas, arba šiemet, pavyzdžiui, jums bus impulsas įkvėpimas, kad tikrai vaikų stovyklų trūksta, gal pas mūsų sodyboje galima kažkam suorganizuoti vaikams kitais metais ir pinigus uždirbti, prašom, tikrai seksis. Ir kas įdomiausia, jūsų tos paslaugos bus reikalingos.
Ne tik dėl to, kad vat, jūs pasiūlyt, niekam nereikia, bet tas momentinis uždarbis. Kai kuriams iš jūsų tai bus ir verslo planas ilgesniam laikotarpiu. Labai gerai. Dar kažką jums pasakys, nes čia taip labai aiškiai, labai tiksliai. Santykių neapleiskit, nes jeigu laisvos mergaitės užsikonservuokite darbe, nes galite pražiopsoti partnerį savo tinkamą, susipažinti gerą. Nes daugelis iš jūsų tikrai šią vasarą susipažinsite, kurios laisvos trejetukės. Tai turite didelę tikimybę susipažinti netgi su savo būsimu tokiu rimtesniu partneriu, kas norėsite ištekėti, tai tada su savo būsimo vyru. Taip. Kai kam tai bus gali labai retais atvejais, tai kažkaip į santykius nuėjo, bet jums kažkodėl čia apie darbą, o kodėl jums čia taip? Nes man labiau dabar jums rodo darbą, pažintis, vietoj darbo pažintis pradėjo rodyti, nes aš žiūrėjau apie darbą, pradėjau dėstyti informaciją, po to galvoju, stop, ne ta tema. Bet realiai, vat, kažkas iš praeities dar gali grįžti, bet nenustepsiu, jeigu tai bus darbe, tada jūs, pavyzdžiui, dirbsite ir darbe kažkas atkreips dėmesį į jūs, taip? Arba skambutis bus darbe, arba tiesiog jums dar tokia, kaip sakau, informacija, patarimas, kad darbe labai neužsilaikyti, labai stipriai neapsikrauti, kad nepražiopsotumėt gerų galimybių pažinčiai, taip, kažkam, kaip sakau, minimaliai grupiai mergaičių vienai kitai iš praeities kažkas grįš ir galėsite vėl formuoti naujus santykius, jeigu jūs norėsite, bet ten jau reikia žiūrėti, kokiam sąlygom ten ateina. O pas kurias yra jau pora, kurios jau turite partnerį, tai irgi, vat, kad turėtumėt galimybę dar ir tarpusavę bent jau susitikti, nes kitu atveju galite taip dirbti ir vienas kitas, kad jau net nesimatot, net nėra kada ir pabendrauti. Tai va, būtų gerai, kad tam irgi galėtumėt skirti savo laiko. Šiaip tai su pinigais viskas kaip ir gerai. Jo. Jūs viską apskaičiuojat, viską sužiūrit, jeigu viską dar suplanuosite, tik tai dėl išlaidų reikės pasižiūrėti, mergaitės jums, kad be reikalo neišleistumėte pinigų ten, kur to nereikia. Irgi su investicijomis, pirmąją poziciją, man atrodo, minėjau. Tai va, arba iš pirmos kažkas į trečią poziciją atėjo. Tai va, atidžiau su investicijomis, nes labai atidžiau, nes ten galite tiesiog be reikalo tada investuoti pinigus ir ilgai laukti, bus užšaldyti pinigai. Arba tiesiog, jeigu kažkokias ilgalaikės išlaidos, irgi pasižiūrėkite, ar jūs būsite patenkintas. Bet čia labiau apie išlaidas kalba, ne apie pajamas. Tai va, tokia va buvo trečia pozicija merginos. Galėsite pasidalinti, kaip jums sekasi kurti naujus dar verslus, naujus planus. O aš perinu prie ketvirtukio. Ketvirta pozicija. Merginos iš ketvirtos pozicijos. Pasižiūrėkime, kaip jums dėliosis darbiniai ir piniginiai reikalai, bet būtent šią vasarą, tą vasarą, kurią jūs žiūrit. Bus papildomų pasiūlymų, tos, kurios turite darbą, turėsite pasiūlymą. Ir tos, kurios neturi darbą, irgi turėsite pasiūlymą, bet jūs kai kurios pasiūlymus atmesite, nes jausite, kad arba tos, kurios turi darbą, kad aš jau turiu darbą ir man papildomi tie variantai, kurie siūlomi, jie man yra per prasti. Arba jūs jausite, kad tas darbas, kuris man siūlomas per maža alga, arba kad aš noriu arba nenorėjau iš viso dirbti valstybinė institucija, dėl to tą kitą variantą, kuris netitinka mano poreikius, aš atmetu. Tai va čia pas jūs taip mergaitės bus. Nes jūs žiūrėsite, aha, pasiūlymai yra, variantai yra, bet daugeliu iš jūsų tie variantai netitiks jūsų individualių poreikių, nes čia kiekviena žiūrovė turi savo, būtent tos poreikius. Individualius. Tai, kas patinka, tai, kas aktualu, kur jinai norėtų dirbti, už kokią algą jinai norėtų dirbti. Tai va čia va tas, va, jūs matysite, kad netinka, lauksiu, tai gerai, aš lauksiu. Didžiąją dalimi taip, tik tai, kad reikėtų dar aišku neužmiršti, kad dėl to reikia ir pasistengti. Nes kai kurios iš jūsų, sakiau, didžiąją dalimi, kai kurios iš jūsų lauks, bet iš tikrųjų tikėsis, kad visą tą atsiūs. Ne, merginos, dabar yra tokios energijos iki 26 metų, bet kad žiūrėsite po 26 metų, tuo labiau, kad jau dabar ant patikliuko nieks nieko neatneš, reikia pačiom šiek tiek dėti pastangų, nes kaip mes formuojame ateitį, taip mes ir gauname, reikia šiek tiek įdėti daugiau pastangų. Kai bus 27-28 metais, kitas klausimas,
Bet kol kas 25-26 metai, tie transformaciniai metai, kai realybė nauja formuojasi, naujas taisyklės formuojasi mūsų egzistavimo. Naujas, kaip sakoma, sielos patirties taisyklės, kaip mes šitam gyvenime mes save realizuojam. Tai keičiasi ir kol kas reikia dėti daugiau pastangų. Norite kažką turėti, reikia paprakaituoti. Tai va tos, jeigu kurios iš įpročio galvojate, kad aš tik palauksiu, pasimelsiu ir lauksiu, kol ateis, nemėlosios. Čia reikia dėti dar pastangų. Ką reiškia dėti pastangų? Pasižiūrėti, kur tas darbas, nueiti į pokalbius. Standartas tas, taip. Neapsileisti. Jeigu nori oficialaus tokio aukštesnio lygio darbo, tai turi atitinkamai ir atrodyti, turi būti kompetencija, gal kažką naujo pasimokinti. Tiesiog jau elgtis taip koncentruotai, nelaukti, o tiesiog tokį kaip planą sudėlioti. Kitoms, kurios turite darbą, taip? Tai va, turėkite omeny, kad kai kurie jūsų bendradarbiai gali jums ant sprando lipti, kad va, būk gera, padėk, va, paaiškink, va, čia, va, man neišeina. Va, tokie vargšeliai bandys lysti, bet jūs juos irgi atmetinėsite. Su jais mažiau kontaktuosite, nesakysite, aš užsiėmusi, aš neturiu, man nėra kada, nes aš turiu savo reikalus atlikti. Ir būsite visiškai teisi. Aš už. Taip, kad mergaitės, jeigu ateina koks kolega, kuris turi atlikti savo darbą, už kurį gauna pinigus ir zysia, kad jam neišeina, tai vadinasi, jisai yra nekompetitingas, jisai turėtų arba pasimokyti. Aš mačiau, kad ir vyrai netgi labiau prie jūsų derinsis. Jisai arba jinai turės labiau pasimokyti, arba tada tiesiog, vadinasi, klausimas, už ką tau moka. Vadinasi, tada, kai eiški šitą darbą, imk kitą, kuris paprastesnis, o čia ateis tas, kuris tikrai mokės tą darbą daryti, už kurį jam žmonės pinigus moka darbdaviai. Nes ten bus tokių, kurie ant sprando, paverkt, pasiskūsti, beje, kurios dirbate savo pačios srityje, pavyzdžiui, mergaitės kirpėjos, nagučių, manikiūrininkės, taip, tai irgi turėkite omeny, kad gali ateiti į jūsų darbą, pas jūs užsirašyti daugiau klientų, kurie vis kažko skūsius. Kaip jums tokia situacija elgtis? Pirma mintis kilo, kad daugiau pinigų įimti už psichologės papildomai darbą. Bet realiai moteris, matau, skūsis viskuo, kad viskas brangsta, standartinė ta situacija, kad vyrai prasti ir ką, jums ką daryti? Nieko. Tiesiog koncentruojamės, galite, patarimų tokių nedalinti, bet ir save labai stipriai nepriimti ir tikrai dėl jų nepergyventi, kas ten darosi. Beje, galite tiesiog šalia pasistatyti kokią gražią vazelę su kokia jūros druska arba su, būna įvairios, žinot, tokias įvairių spalvų druska, rožinė, šitą Himalaja druska, ir kažkokią kriauklės įdėkite kelias. Tegul ta druska sugeria visas tas šiukšlytės, kurias bando jums ant galvos išpilti tos klientės. Bet, aišku, po tokių klienčių reikėtų druską pakeisti. Ne tiesiog į kanalizaciją išpilkite arba su teigiamom mintim, su kokia maldele, į šiukšliadėžę išpilkite, išneškite ir viskas, ir atšviežinkite, nes, kam jums svetimos problemas. Tiesiog po tokiu būdu. Taip, ir tada tokioje situacijoje, tada kartu su ta klientė negeriam arbatos. Nes būna mergaitės, kad tikrai ir arbatą dar kartu, ir skysčius kartu gerinai, ten skundžiasi, jūsų arbata, vanduo susiderina su jos tomis destruktyviomis vibracijomis, automatiškai po to galvosite, kodėl man galvas skauda, arba kodėl jėgų neturiu, arba kodėl man pačiai santykiuose prasideda problemos arba su pinigais. Nereikia. Taip, tada jos skaitosi tokiu būdu, ten jau toje stiklinėje nuodingas vanduo. Yra gyvas ir miręs vanduo. Taip, tai ten gausis tada jau miręs vanduo, ne gyvas vanduo. Tai taip kad tokia situacija ketvirtukėms, bet visą kitą jūs, manau, reikėtų, aišku, individualiai pasižiūrėti dar, nes aš šitokias ryškiausius momentus, kad daugmaž orientuotumėtės. Bet kas norėsite giliau, individualias konsultacijas praeiti, tai galėsite kreiptis ir pasižiūrėsim tikrai viską, visas smulkmenos ir visas ryškiausias jūsų individualias situacijas būtent darbe. Na kągi, aš perinu prie penketukio. Penketukės, mano mielosios. Pasižiūrėkime, kas čia pas jūs bus per vasarą, per tą vasarą, kuri liko, per tą vasarą, kurią jūs žiūrite, tais metais, kuriais jūs žiūrite. Žiūrim.
Bus labai stiprus impulsas kažką daryti, veikti, kurti, žiūrėti, skleistis, bet ir paraleliškai dar norėsite ir kažkaip ir į namus namučių save investuoti. Busite aktyvios. Tikrai, nes net jeigu nuspręsite pailsėti paatostogauti, matysite, kad reikalų kažkaip ten per tas atostogas dar daugiau susirinko, negu kad aš kai dirbu. Gerai, ir ką? Be poilsio liekat? Jums būtų irgi, pažiūrėjau kitom merginom ir jums taip pat, būtų gerai kažkaip planuoti. Ir neleisti, kad kiti išderintų jūsų iš plano. Net jeigu tai bus mylimas žmogus, vyriškis, kuris sakys, jūs galvosite, nu viskas, šiandien pagaliau porą valandų pagulėsiu, bent jau knygą paskaitysiu arba filmą pažiūrėsiu, nes jau 100 metų to negalėjau padaryti ir kūnui reikia poilsio. Ir jeigu partneris arba koks vyriškis ant galvos lips, bet ten matau vyresnis, nemažiukai, čia jau, sakau, arba gal sūnus vyresnis, arba gal koks gerbėjas, arba vyras, nu, visko ten, arba mylimasis tiesiog draugas. Tiesiog, sakys, va, tai man reikia, sakykit taip, mielasis, būk geras, kreipkis po 2 valandų pas mane, kai filmas baigsis, tada ir pakalbėsim. Leiskit savo pailsėti vis tiek, nes kai tik atsipalaiduosite, kai tik pradėsite mėgautis, tai visiems bus reikalinga. Nors šiaip tai įvykių, žinokit, bus daug. Jie palengva taip eis. Palengva, bet gana aktyviai. Įvairių pasiūlymų uždirbti. Po to pas pačią impulsas eis labai stiprus, kad reikia vis dėlto padaryti kažką veikti, kad nesėdėti vietoje. Aš jaučiu, žinokite, kad situacijos šią vasarą jums vis tiek dėliosis gana aktyviai. Gerai, apalsiusi, turėsite galimybę. Kaip čia pasakysiu? Net jeigu planavote pailsėti, matysite, kad per tą poilsį vis tiek bus daug reikalų. Gerai, o patarimas jums. Nepamiršti savęs, netgi bent jau tose akimirkose, kuriuose jūs tikrai nuspręsite, kad aš gal skirsiu laiką tik savo, tai tada jau 100% ten toje, tą dieną, toje akimirkoje gal ir išgyvenkite. Taip, kad jeigu geriate arbatą, tai ir tikrai su malonumu gerkite arbatą, o negalvokite dar apie 10 kitų reikalų. Tiesiog pasimėgaukite arbatos skonio, aplinkos, atmosfera. Taip. Bet ir dar vienas niuansas, aš matau, kad jūs kažkaip plastiškai, bet galėsite dar daug darbų nuveikti, gana taip darbingai. Bet tie darbai, jie nebus, žinot, kai būna kažkoks didelis vienas projektas ir ten judat smulkus. Ten padariau, ten padariau, ten padariau, ten padariau, ten kažkoks projektėlis, ten kažką pabandžiau, ten kažką paravėjau, pinigus uždirbau, ten kažką suorganizavau, va ten, šiur, kaip pelytė, bet ir pinigai bus, ir tų tokių, ir darbelių bus. Ir jeigu paklaustų, ką nuveikiai per vasarą, sakysite visko ir nežinau, ko ir nuo ko ir pradėti. Ir net kažką ryškesnio tokio neišskleisiu. Vat kaip trečiai pozicijai, ten kitai pozicijai buvo, kad ten wow, kažkas naujo ir ten mergičkos ten pakėlusios padalkas iš karto lekia, veikia, dirba ten su nauju projektu, kuris toks bus ir riebesnis, ilgalaikis. Tai pas jūs daug tokių vat smulkių. Visko pabiški. Gerai, o patarimas jums dar vasarai koks būtų? Vienintelis niuansas per daug neišlaidauti ant artimųjų. Ir dar žinot, kas dar gali būti koks pavojus, kad vardant kitų žmonių jūs nuspręsite, kad reikia kelti savo dailų užpakaliuką nuo minkštos sofos, kur atsigaliau pagaliau 10 minučių pagulėti ir kažką daryti, kad kitiems būtų gerai. Vat ten reikėtų, žinokite, atfiltruoti tikrai. Ar jums to reikia dabar, ar tas žmogus be jūsų susitvarkys, ar palauks bent jau tą laiką, kol jūs pagulite. Ar šitangi vis dėlto iš tikrųjų jam reikia padėti. Ir dėl jo, pavyzdžiui, sugalvos vaikas kokį dviratį, taip? Galvos, nu gerai, dar paimsiu keletą ten klientų arba papildomai kokius viršvalandžius padirbėsiu, kad tau būtų tas dviratis. Pagalvokite, gal galima dar seną dviratį suremontuoti, nes taip gausis, kad jūs sakau, kad aplink visus, visiems, viską, o apie save galite ir primiršti. Vat tokia jūsų gali nusimatyti vasarą. Tai dabar, kai žinot, galėsite ją šiek tiek koreguoti. Galėsite tai daryti arba, ta prasme, sąmoningai. Arba sąmoningai sutiksite, kad gerai, vaikelį supratau, reikia dviračio, arba tikrai dukreit gerai. Tik to porą kokių ten, nežinau, dienų dar papildomai padirbėsiu, ten savaitgalį padirbėsiu, ar klientų paimsiu daugiau.
ir šitagi, ir bus tau ten koks telefonas, nes taviškis sulūžo. Arba jausti, kad nemėlėjai, palaukit, čia jau patys galite susitvarkyti, aš čia dėl jūsų nesiplėšysiu, nes man reikia ir savim pasirūpinti. Vat reikės merginos atsirinkti, žinokit. Taip, va tokia, vat buvo informacija. Taip, vat 5 pozicija ir visoms, tai vat stebėsime, dar stebėsime, kaip žadėjau. Padariau apie darbą tokius ryškiausius momentus. Taip, dar ten mūsų laukia santykiai, kiek aš žiūrėjau, merginoms norėsis apie santykius ir apie karminius partnerius mačiau ir dar galėsime vyrukus pagvildenti, ką ten galvoja, ką planuoja, kad jūs ten tikrai neapsidegintumėte santykiuose. Tai va galėsime pasižiūrėti. Taip. Taip, kad rašykite dar temas tos, kurios jums aktualios, svarbios. Jeigu jums aktualu kažkas tai tokio svarbaus individualiai, tai kreipkitės individualiai. Visi duomenys mano yra po video ir užsklandoje, viską pamatysit. Tada mes individualiai viską ir susižiūrėsime. Taip? Na kągi, o šiandien, kaip visą laiką sakau, šiandien tiek ir iki karto. Kitą kartą, iki kito video barimo arba gal foto barimą reikės padaryti jau artimiausiu metu. Mačiau senokai dariau. Tai va, taip, kad susitiksime netrukus video formatu arba socialtinkluose kitaip. Ir šiandien tiek. Su jumis buvo Oksana Serafėjimė ir kol kas ate.